mane dalykas kažkoks vyksta, aš aišku turiu kelis dalykus, pagalvojau, kas čia man dabar ateina. Tai pagrindė dabar nerimas, pavyzdžiui, kad ir tas pavyksta, ir šitas pavyksta, kažkoks man kūne įtampa vyksta. Toks kyla, nežinau, sunkumas dėl to, kad sekasi. Tarsi bijočiau kažko, kad, nežinau, ir su turtu susiję. Jeigu daugiau pinigų gaunu, man irgi atsiranda stresas toksai kažkoks šitoj vietoj. Ir net galvą spaudžia kažkaip ir aš su to būnu, aišku, ir ne vieną kartą jau buvau, bet, galvoju, jeigu vėl jisai iškyla būtent, dabar tai gerai. Reiškia, reikia tą pasižiūrėti. Nes man šitas aš gal taip įvardinsiu kelis dalykus. Tai šitas, tada tas toksai kontroliavimas dar vis eina ir tas noras kažkaip gerai, teisingai padaryti viską. Ir sudėlioti į tas vietas, nors kaip ir suprantu ir žinau, ir ten jaučiu irgi ten, šitos visas irgi su raiščiu būnu, darau, man labai padeda šitas dalykas, labai man patinka šitas metodas. Bet kažkaip smagu ir galvoju, kad su kitu žmogum pabūti, nes kartais, kitas žmogus kažkaip labai lengviau, gal biški nuveda kažkur ir kažkaip nežinau, nes nors atrodo tikrai labai magiškai veikia visas tas buvimas tiesiog su savo jausmais, bet kai kurie dalykai dar slenda, kartojasi ir tai nėra blogai, aš suprantu, bet kažkaip, kažkaip noriu pažiūrėti dar į tai. O šitas dalykas man pagrindė gal tokia kontrolė, noras kažkaip gerai viską visą laiką padaryti. Pavyzdžiui, kai būna, man reikia planuoti ką nors, ten savo, nežinau, dienotvarkę kažkokią arba savaitės planus, tai aš bijau, o druk čia kažkur ne tą, kur čia man, kad ir planuojame su tavim ten laiką ar su ko nors, aš įsivaizduoju, kad kažkoks yra teisingas variantas, kur jeigu ne taip suplanuosiu, kažkas bus negerai. Tai žodžiu, tau tokie du pagrindiniai dalykai, kurie tave, tai yra ta kontrolė, ne? Baimė suklysti, kad kažką ne taip padarysi. Ir dėl to, kad sekasi gerai viskas. Dabar šitie, kad jeigu ten pinigų daugiau gaunu, ar ten dar šiaip ir kažkas, matau, kad ir tas pavyksta, ir tas žmogus parašo, ir čia atsiranda klientas, tiesiog sekasi jo. Bet ką tu jauti tuo metu, kai tai įvyksta? Džiaugsmą ar nerimą labiau? Aš, nerimą gal labiau. Gal nerimą labiau, jis toks sumaišytas, sakyčiau. Aš ir dabar jaučiu čia šitoje. Ar jautiesi neverta? Nes nekiltų nerimas. Atrodo, kad kaip ir nesijaučiu neverta. Atrodo, kad jaučiuosi verta. Bet aš nežinau. Tiesiog. Žiūrėk, Kristina, jeigu aš tau pasakysiu tokį dalyką. Gerai. Kad tau gyvenime čia nieks nepriklauso. Ir kad neįmanome jame suklysti. Nei šitas kūnas, nei šitie planai, nei šita sėkmė, nei nesėkmė. Čia ir viskas yra ne tavo. Kaip reaguoja kūnas? Nepatinka, nelabai patinka. Labai gerai. Tai jaučiu aš. Čia toksai biškiai vyksta dalykėlis. Tai nieko su juo nedaryk, tiesiog pragyvenk, kalbant, viską pragyvenk, išgyvenk natūraliai, nieko nestabdant, tegu tai viskas vyksta, nieko nestabdyk. Žiūrėk, Kristina, kai tu buvai kūdikis, ne? Kaip tau atrodo? Kas tavimi rūpinosi? Mama. Ar tikrai? Tėtis. Ar tikrai? Ar tėtis ir mama kakojo už tave? Ar tėtis ir mama mirksėjo akytėmis? Ar tėtis ir mama už tave lankstė pirštelius? Ar tėtis ir mama už tave valgė maistą?
ar tėtis ir mama už tave pradėjo vaikščioti, ar mama ir tėtis už tave pradėjo šliaužioti, kas tavimi visą šį laiką rūpinosi, kai buvai kūdikis? Čia nelabai man patinka, bet gerai. Aha, jaučiu, kad kitas atsakymas. Tiesiog būk nuoširdi ir Kažkas, paprasta. jo, aha, tai aš tau taip ir sakau, žinai, kad jaučiu, kad nepatinka, bet aš neblokuoju, įsileidžiu tą. Su savim būk nuoširdi. Tiesiog tau reikia nuoširdumo su savim. Dabar šią sekundę. Nuoširdumo su savim, ne su manim, ne su kažkuo, tai su savim pačia. Kas rūpinasi tuo, kad pavyzdžiui dabar medžio lapai nukris, kad sužydės kas nors, kad banga banguos, kad saulė švies. Kas visu to rūpinasi? Tai gyvenimas, Dievas, gal. Kažkas iš aukščiau tikrai šitą visą tvarko. Kas rūpinasi, kad paukščiai žinotų, kur jiems skristi? Kaip jie žino, kad jiem reikia perėti, kad jiem reikia poruotis? Kas visu to rūpinasi? Nežinau. Bet ar suvoki, kad jau tai yra tuo pasirūpinta? Ar suvoki nuoširdžiai, kad viso tuo tau rūpintis niekada nereikia? Aš dar nežinau, aš suvokiu, kad man nereikia rūpintis, bet kad paukščiam. Arba tam, ką tu sakai, tai jo. Ar tau reikėjo rūpintis? Čia labai tobula, kad tu supratai dabar, kad gamta, yra pasirūpinta visko, taip? Ten kažkaip ten taip paprasčiau. Grįžtam vėl prie tavo mažo kūnelio, kūdikio. Kas rūpinosi visu tuo, kai tu buvai kūdikis? Kai dar nebuvo to aš. Kas rūpinosi tuo tavo kūnu mažu kūdikiu, kai nebuvo aš. Kol nebuvo asmenybės. Ar tai rūpinosi ta pati jėga, kažkokia galia, vibracija, Dievas, kuri rūpinosi gamta? Jo, jaučiu, kad irgi kažkokia tavo jėga, kuri rūpinosi viskuo, gamta. Gerai. Tai kodėl patikėjai dabar tokia idėja, kad tau užaugus reikia čia kažkuo rūpintis, kažką kontroliuoti? Nežinau, nes ką tada čia veikti? Kažką vis tiek atrodo reikia pasistengti. Stengimasis lygiai taip pat pasirūpinta tuo stengimusi ir nestengimusi viskuo yra šitam gyvenime pasirūpinti. Tau nieko daryti nereikia, Justina. Ir tuo yra pasirūpinta per tave. Kaip reikės, taip išsireikš. Kaip reikės, sėkmė taip ateis, kaip reikės, jinai išeis. Kas tu be viso to? Čia vėl tiesiog būk nuoširdi su savim. Tai ir yra nuoširdu, taip, tu nežinai, tai ir yra tavo nuoširdumas. Nežinau tada, ką aš čia darau, ką aš čia tada dar veiksiu, jeigu čia visko pasirūpinta. Kažkaip taip labai keistas tas jausmas. Jo. Man. Ar baisus šitas jausmas? Ar smagus, kai yra? Jo, biški taip, biški ir smagu, ir kažkas lengvėja. Bet biški ir toks nesusipratimas, atrodo, nelabai suprantu. Jo, ir tai yra irgi normalu. Tai yra absoliučiai antiek normalu, kaip, tarkim, debesis plaukia dabar per debesį, kaip šviesa dabar kambarį tavo šviečia.
Lygiai taip pat ir šita tavo nežinomybė ir tai, kad tu jauti, apskritai yra normalu. Ir visko irgi yra pasirūpinta šituo visku. Kiekvienu jausmu, bet prisimink, nei tau niekas nepriklauso, visko yra pasirūpinta. Nei tau jausmai priklauso tavo, nei tavo emocijas, nei tau protas, nei mintis, absoliučiai niekas. Žiūrėk, dabar, kad dar pamatytum, aš tau pasakysiu, užduosiu tokį klausimą. Ar tu žinai, kokia bus sekanti tavo mintis? Bet būk nuoširdis su savim. Ar tu žinai, kokia bus sekanti tavo mintis? Nežinau. Ar tu tai matai aiškiai? Ne, tikrai nematau aiškiai. Gerai, tada dar kartą pasižiūrėk. Ar tu žinai savo sekantį, kokia bus sekanti mintis? Tai nežinau. Nematau aš jos, nežinau, kokie mintis. Tai matai, ar suvoki, kad net mintys yra ne tavo, jos tau nepriklauso ir tu nežinai, ką tu galvosi po 5 minučių. Tau pačiai bus tai staigmena. Ar gali tai pamatyti? Gal, nežinau. Tai ar nematai, kad jau yra to pasirūpinta už tave? Tu nekontroliuoji nieko, tik atrodo, kad tu čia kažką kontroliuoji, renkiesi mintis ar dar kažką. Jo, man taip atrodo, kad aš čia viską valdau. Taip. Ir kad aš čia darau. Taip. Man dar atrodo, kad aš nuo manęs priklauso, aš čia su tavim susitiksiu, pavyzdžiui, ar visgi ne. Šitą irgi negali sukontroliuoti, nieko gyvenime negali sukontroliuoti. Žiūrėk, dabar aš dar kartą paklausiu vieną klausimą. Kaip tau atrodo, jeigu kūdikis dabar žinotų tai, ką žinai tu, ne? Turėtų tą kontrolę, žinotų, kas tai yra, ar jis pradėtų vaikščioti, jeigu jis galvotų, štai kokia dabar koja jam atsistoti, kokia labiau pasiremti, gal sulenkti, gal tai padaryti, o gal nežengti šiandien, o gal žengti, ar jis pradėtų vaikščioti? Ne, nes turi ateiti laikas, jis negali tuo metu atsistoti, jam dar ten kojytės nesusiformavo. Tai ko tu parinės tada dėl savęs? Viskam yra savas, nuostabus, gražus laikas. Nežinau, tai kažkaip taip, taip reikia. Nes tai buvom išmokyti. Ir, taip, atrodo, kad taip aš. Ir ta idėja, to aš susiformavusi tos asmenybės, ji viską darys, kad, kažkaip išbūti čia, išsireikšti save. Nes be jau to jau aš, viskas, nebeegzistuoja tada niekas. Vat būtent, tada tu kažkaip toks, nežinau. Už tai yra kančia tada su tuo ateina. Nepasitikėjimas. Nematymas faktų taip, kaip yra, kad jau visko yra pasirūpinta. Nors žinom faktą, bet vis tiek tikim, kad reikia kažką čia labai svarbaus nuveikti šitam gyvenime. Jo, kad kažkaip vis tiek tos planus sudėliot, gal žinai, mane dabar tas atsiradęs, taip, kad aš turiu išjausti, tai kur čia man dabar eiti, ar kokį veiksmą daryti. Nieko tau nereikia daryti. Veiksmas, o ne iš proto. Tu pajausi, ką tau reikės. Kūnas visada žino, ką jam daryti. Kūnas žino, ką jam valgyti, kada jam valgyti. Kūnas žino, kaip su vaikais bendrauti. Kūnas žino, kaip su tėvais bendrauti. Kūnas visada viską žino pats, kada jam vaikščioti, kada jam pradėti tą daryti, aną atsistoti, eiti, kažką veikti, daryti. Jis visada visko žino. Bet jeigu tikim mintimis, kurios yra ne mūsų, jau išsiaiškinom, kad tu nežinai netgi savo sekančios minties, tai kaip tu gali čia kažką kontroliuoti šitam gyvenime? Vienintelis, ką tu gali daryti, tai būti dėmesio čia momente. Viskas. Stebėti, suvokti. Stebėti savo kūną. Kas dabar yra? Kol tu būsi mintyse,
kad tau reikia kažką padaryti, kažko pasiekti, kažką sukontroliuoti, tas taip viskas išsitempia. Ir tada tu gyveni būtent tą, kame yra tavo dėmesys. Jeigu tu tiki, kad tau reikia kažką kontroliuoti, tu visą laiką būsi tame, kad tau kažką reikia sukontroliuoti. Ai, nu jo, taip ir yra. Jeigu tavo dėmesys, kad tame, kad bijai kažkokios sėkmės, tu tą ir patiri. Tu visą laiką gyveni ir patiri tą, kur yra tavo dėmesys. Tu kito šanso neturi apart būti čia dėmesio. Kur yra kūnas, kur yra čia. Bet ne vien tai, kas ir nesisavinti. Vat mano jausmai, mano širdis, mano siela, kur visa tai yra. Prapjau kūną, parodyk man, kur yra siela, dar kažkas tai. Pasižiūrėk, kur visa tai yra, kur visa tai kyla, iš kur tai visa tai ateina. Ten kažkur nori įsirodyti. Būtent kur ten, net nežino nei vienas. Nežinau. Tai vat būtent ir tai yra tobula ir nei vienas guru, nei vienas nušvitęs, nei vienas politikas, nei vienas apsiskaitęs filosofas, nei vienas nežino, kur tai yra, bet visi šneka apie tai. Bet neatsisėda sąžiningai ir nepražiūri viso to savo filmo galvoje. Nu taip. Kažkur ten galima iš proto rasti kažkokią abstrakčią vietą. Ai, va ten. Nu, pradėkim nagrinėti kūną, kur, pavyzdžiui, sako, mano kūne gyvena siela. Nu, tai prapjaukim kūną, pažiūrėkim, kur jinai gyvena. Plautyje, skrandyje, kur? Širdies skilvelėje, kur? Visa tai. Nu jo, čia davėk klausimų. Nežinau, tiesiog. Ir viskas, ir tas nežinojimas ir yra tavo atsakymas. Viskas, daugiau nėra kur eit. Tau nieko nereikia žinoti, tau dėmesio būti čia, viskas. Žmogaus protas, jis iš to ir gyvena, jam reikia prasmės, jam reikia tikslų, jam reikia to, jam reikia kontrolės, jam reikia 3, 10. Ir tai niekada nesibaigia. Gavęs vieną, jisai eis kito ieškot. Gavęs 2, 3, 4, 1000 kartų, jis bus vis tiek nepatenkintas ir nepasotinamas. Vis tiek kažkas klius. Nu jo. Tai ir nesmagu, ir nefaina, kad sėsti ir pražiūrėti iš tikrųjų savęs, paklausti savo, užduoti šitos klausimus, kas čia iš viso aplamai vyksta. What the fuck? Kas čia blaškosi, kas čia amžinai blaškosi, kur aš atiduodu energiją, kad aš nepatenkinta, kažkoks yra aš, kuris bijo sėkmės. Kas čia dabar? Kur visa tai, kame tai randasi? Nuoširdžiai, vienintelio kokio dalyko, ko reikia, tai yra tavo nuoširdumo su savimi pačia. Viskas. Nuostabaus, paprasto nuoširdumo su savim pačia. Nu jo, palauk. Ne. Tiesiog žiūrėjau tą, kur pasakiau, kad bijau sėkmės, tai kur aš čia sugalvojau, kad aš čia bijau dabar. Ne. Tai tik mintis, tai yra mintis, kuriai tu atidavei savo dėmesį. Patikėjau to. Taip. Nes atrodė, kad čia jaučiu kūne kažką, taigi net ir pats rytis ten sėskim, jauskim jausmus, išjauskim, paleiskim energijas kažkokias ten, žodžiu, 1 sluoksnis, 2, 3, tai ir ten Viskas gerai.
su tais jausmais, bet nieko nesisavini. Nei tie tavo jausmai, nei jie tau priklauso. Iš vis nieko nekaip nevadinti. Nekaip. Niekaip nereikia. Nereikia sakyti mano, aš. Ir tada užsideda dar didesnis ego. Aš, mano, man reikia. Aš čia kažkoks nepakankamas šitam gyvenime. Ar Saulei reikia kažkokio tai patvirtinimo, kažkokio išsijausti jausmo, kad jinai šviestų. Ar medžiui reikia kažko tai, kad jisai sužaliuotų arba numestų lapus. Tu nesi atskiras nuo gamtos, tu lygiai toks pats gamtos kūnas, lygiai toks pats niekuo nesiskiriantis gamtos reiškinys. Objektas. Jis gyvena savo gyvenimą. Problemos visada atsiranda pas aš. Kūnas problemų neturi. Ai, nu taip, pas aš. Problema visada ateina pas aš. Nėra aš, niekada nėra jokios problemos. Jeigu ir ateina kažkokia kontrolė, tiesiog matyk ją, nieko nesisavink. Ateina ten nepasitenkinimas kažkur arba baimė, tiesiog žiūrėk tai. Bet niekaip nevadink, nesakyk, neklausk, nedėk etikėčių, nedėk analizių apie tai. Būk kaip tas mažas vaikas, neanalizuok, kokią koją statai. Tiesiog statosi jį savaime. Vaikas pats pradeda valgyti, kai vaikas tik gimsta, iš kur jisai žino, kaip jam reikia krūtį žindyti. Argi tai nėra nuostabus pasaulio stebuklas, kad viskuo yra pasirūpinta. Tai kai mes augam ir atsiranda ta aš asmenybė, susiformuoja. Ten, gimė, uždėjo vardą, ne, ten Justina, Aleksandra, ten Paulius, dar kažkas, tai nesvarbu. Ir tu patiki tuo. Ir tada tu viskas galvoji, kad tau kažką gyvenime čia reikia labai stipriai daryti, stengtis, kad kažkaip būtų. Bet tu jau esi be viso to. Tu jau esi, jau viskas yra. Kūnas eis, darys, gal mokinsis, amatų užsiims, dar kažko tai ir tai yra nuostabu. Tegu tai vyksta, bet be aš. Bet be aš. Nu jo, čia tiesiog taip išmokinti nuo mažens, kad taip reikia, kad yra Nu ir viskas. Bet tai irgi yra nuostabus dalykas, jis irgi reikalingas. Toks žaidimas. Nu jo. Nu taip. Nieko nesisavini, nieko neimi. Nežinau, kas vyksta. Vat ir yra tas tavo nuoširdumas, iš tikrųjų, nei vienas čia nieko nežino, tik visi vaidina, kad žino. Bet jeigu tu atsisėdi ir nuoširdžiai visą savo nuoširdumą kreipi į visą tai, ir tu pamatai, kad tu iš tikrųjų nieko nežinai. Bet labai yra aš, kuris nori žinoti. Jam reikia žinoti. Ir ko jis daugiau nori, ko jam daugiau reikia, to daugiau kančios atsiranda. Jo. Tu toks pats gamtos reiškinys, kuriuo, ar tu galvoji, visą tai sukurta, nu tiesiog visas šitas nuostabus sapnas, šitas pasaulis ir viskas jame yra jau pasirūpinta viskuo, žolė žaliuoja, kvapai yra, saulutė šviečia, lietus lyja, bet aš tai jau belemba kažkoks atskiras esu, nelaimingas, nefainas, man čia kažką reikia labai pasistengti gyvenime, kad kažkur priartėčiau galbūt prie Dievo, prie šventumo, prie dar kažko tai. Kai jau tavyje visas šitas pasaulis iš tavęs yra.
mažas tik tas aš. Nuskriaustas auka, o kartais tironas. Žiūrėk, kokia tame laisvė yra, kai, bet nežinau, bet pasirūpint. Aš pamatysiu, koks sekantis mano žingsnis bus. Bijau, okei. Nu, bijau, nu, karai, užduodu, pasižiūriu. Nu, kažkas bijo, nu, ką žinau. Pragyveni, išgyveni pilnai kūnų baimę. Nesisavini, nieko nesisavini, nei to jausmo, nei tos baimės. Ok, nu, girdėjo protas, ok, nu, ką žinau. Nu, davai pažiūrėsiu, smalsau, kaip mažas vaikas, nu gerai, aš pažiūrėsiu, koks sekantis momentas bus, nes aš nežinau, nuoširdžiai nežinau, nes net nežinau, kokia bus sekanti mano mintis. Tai kaip aš galiu žinoti, kaip susidėlios ateitis, jeigu aš nežinau. Žmonės labai bijo to nežinojimo. Jos varo iš proto tai. Jo. Be proto varo iš proto, absoliučiai. Ir tada energija, tu čiulpiama tiesiog tų minčių proto atiduodi, kad pražūsiu, prapulsiu, nesugebėsiu, neuždirbsiu ten, dar kažką, tai nesukontroliuosiu, nu krūva, ir ant kiekvieno dalyko, ant kiekvieno smulkmenos yra uždėtas tai. Jo, labai baisu, ta nežinomybė. Jo. Tai va, kas bijo tos nežinomybės? Va čia ir vėl būk nuoširdus su savimi. Kas tas, kuris bijo tos nežinomybės? Nu, tai ta asmenybė, aš bijo. Nu ir tegu bijo. K čiortu. Tu tai ne ji. Aha, jo. Nu, sakyk, nu pizdu, nu ir bijok, nu. Nu jo, nepatinka tas jausmas, bet toks, bet tai tik tai energija kažkokia, jeigu taip neįvardinti ir kaip sakai. Nieko nevardink, pragyvenk, va dabar šiuo momentu, pragyvenk, nieko nedėk jokios etiketės, jokios analizės, tiesiog išgyvenk tai. Pilnai. Va dabar šitas momentas ir jis kitoks niekaip negali būti ir jisai pats nuostabiausias toks, koks yra dabar. Nieko nėra jau už tai šventesnio, kas yra dabar. Aha. Tiesiog būk. Viskas. Jo, kažkaip tai. Viskas, daugiau nėra, čia nėra prasmės, nėra tikslo, nėra kam, dėl ko. Tiesiog būk. Argi gėlė turi tikslą, kad va, dabar aš tai pasodintas sėkla, man kažkaip reikia čia plecha stengtis, ir mano tikslas va sužydėti. Da nusišikti ją. Jo, čia būtų geras, jeigu gėlė pasisakytų taip. Nusišikti ją. Visiškai, man atrodo. Kaip ir saulė nusišik. Yra ir šviečia, ir viskas. Taip ir... Ar ten debesis užstoja, ar ne? Taip, nusišik. Yra kaip yra. O tai ką ten, nesuprantu to pasaulio, kodėl čia tai visi tada gyvena. Tiesiog. Taip sunkiai. Kas sunkiai gyvena, pasižiūrėk, Justin, kas sunkiai, kam sunku.
Tie žmonės, kodėl jie taip gyvena tada. Kas? Tai viskas Kokie žmonės, kur? Pažiūrėk, va dabar, pažiūrėk, kur dabar jie yra. Nėra dabar. Nu viskas, tai kam šnekėti apie tai? Pažiūrėk, beprasmybė visiškai, bet tauškia tas protas. Kenčia dar kažkas, tai pažiūrėk, va šią sekundę, kur visa tai randasi. Ar tai tik mintys? Kuo jos susijęs dabar su šiuo momentu? Kuo jos susijęs su šituo momentu? Niekuo. Nieko. Viskas. Viso gero. Viskas. Viso gero. Viso gero, to mintim viskas, Justina, nėra. Uždarai aiškiai duris. Traukinys išvažiavo. Gerai, uždariau. Ir visą laiką, kai tik ateina, paklausk, kuo ta mintis turi bendra dabar su mano dabartim. Kad ten kenčia kažkas, tai dar kažkur kažkas. Tai. Mesk dėmesį į tai, kas yra. Tai ką tada čia veikti? Man tiesiog biškai dar viskas gerai. Gerai, o kas Saulei čia veikti? Gerai, kas Saulei čia veikti? Ką Lapiai čia veikti? Ką Meškai veikti? Pagalvodavau apie juos. Ką jiems čia visiems veikti? Katinas tiesiog atsieina, guli savo, nieko. Ką jiems veikti? Dirba, tengiamės, ten tipo planuojam kažkaip galvova žmogui kiek visko, ne? O kad jis tas pats, nepagalvojau, kad jis tas pats, kas katinas, kuris gali miegoti visą dieną. Ir nesiparint. Gal. Nėra prasmės, kol yra prasmė, tol yra kančia. Tiesiog. Įsijungia šitas pasaulis ir tiesiog matai. Stebi. Suvoki. Kas suvokia, kad yra lankstusi ranka. Taip. Tiesiog. Ką veikia čia gėlė, kokia jos paskirtis. Galima iš proto vardinti begalės dalykų. Nesibaigs. Tiesiog gražu pasižiūrėk, kaip tobula. Pažiūrėk, dieviškumas gali patirti per šitą kūną vandenį, kaip kūnų teka, ne, kai tu prausiesi po dušu. Tu valgyk maistą, tu įkvėpk tą maistą, tu pažiūrėk, dieviškumas per tai gali pajausti kvapą, girdėti muziką, argi tai nėra stebuklas, kokios dar prasmės reikia. Kaip tu savo veidą gali tepti kremu, jausti jo kvapą, jo prisilietimą su oda, kai tu guliesi į lovą, kaip tavo oda liečiasi su švaria patalynė. Kokios prasmės dar reikia? Tu pasižiūrėk, koks grožis visame tame. Nežinau, kokios dar reikia. Kokios dar reikia prasmės. Ir viskas. Mėgaukis tuo. Gyvas šitas kūnas, per jį teka dieviškumas ir patiria tai. Tegu patiria. Netrukdyk per tą aš asmenybę, kuris čia nori viskam vadovauti. Pastebėk tai. Tiesiog pamatyk. Stabdyk arklius, kai jau jauti, kad kažkas sunkumas. Kur sunkumas, ten netikra. Sakyk, stop. Pala. Ir grįžk į kūną. Grįžk į momentą. Tai visiškai nieks netikra daugiau, tik šitas momentas. Viskas.
Ir normalu, jeigu vėl mintis įtrauksi, neš, ir tai absoliučiai normalu. Tai lygiai toks pats reiškinys, kaip danguje išsireikš lietus. Taip ir mintis tave įtrauks. Ir tai yra normalu. Ir tai stebėk, kaip įtraukia kažkas kažką, tai kas čia vyksta. Aha. Viskas. Nu ir verks tas kūnas, nu okei. Vieną akimirką jis verks, kitą gali šaukti, kitą kartą juoktis. Nu okei, stebėk ir tai. Labai pripratę žmonės, kai liūdi, verki ten, ar pyksti, baitų ten, užsivėliai, dar kažkas su tavim negerai. Nu ar užsivėlia dangus, kai susirenka, susikaupia tamsus, baisus debesis jame. Tai yra reiškiniai, tai yra tiesiog. Suvok tai, matyk tai, bet nieko nedaryk su tuo. Tai reiškia viskas gerai, kaip vyksta. Taip Viskas gerai, niekada nėra blogai, niekada. Niekada. Visa tai tik tai nusidėjęs, žemos, aukštos vibracijos, šventumas, nešventumas, rojus, pragaras, viskas tik protė, viskas tik ten gyvena. Tu visada čia. Pasitikrink, visada gali save pasitikrinti. Ar šita mintis, ar šitos mintis, kurios dabar, aš atidaviau dėmesį, ar ką jos bendro turi su šiuo momentu. Va dabar apsidairyk, Justina, tu esi šitoje erdvėje, ne? Yra kambarys, apšviestas, fainas. Pabandyk į šitą erdvę prakišti nors vieną problemą, kontrolę, dar kažką. Tai įkišk čia, įstatyk. Nenoriu. Bet ir negali. Ar įmanoma į šitą erdvę prakišti kažkokią tai problemą, kontrolę, dar pažiūrėk, kur visa tai. Tai tik mintys. Jos ne tavo. Ai, nu jo. Tai tik reiškinys. Debesis plaukia, jos ne tavo, tai tik reiškinys. Saulė šviečia, tai tik reiškinys. Jo, Bet jeigu akimis dėmesiu žiūrėsi į saulę, akis išdegs. Tai ko ten žiūri, patrauk žvilgsnį. Patrauk dėmesį nuo tų minčių, ko tu degini save. Nežinau, nes iš tikrųjų taigi, realiai tai tikra tik tai, kad aš... Nu ir tai reiškinys. Ir tai sukontroliuoti negali. Bet kuo daugiau trauksi dėmesį į momentą, pamatysi. Savaime permes. Tiks irgi taip pat savaime. Visko pasirūpinta. Ir tuo pasirūpinta. Kai tik prisimins, kad reikia dėmesį patraukti, taip ir patrauki. Aš lygiai taip pat darau. Išneša mintis, sunkios ateina. Čikšt, okei. Čia. Grįžtu, žiūriu, kas čia yra. Ir va taip treniruoji. Okei. Štai įdavau jausti, kai jau galiu ten stebėtas mintis, leisti jam eiti ir jaustis, kas kūne. Ne, pragyvenk kūną, bet nesisavink nieko. Nei čia tavo kūnas, nei čia tavo jausmai, nei čia tavo emocijos, nei čia tavo mintis. Čia pasakėjai, taip aš kažkaip tai norėjau pasimti kažką bent jau. Ai, jo. Jo, labai įdomus patyrimas, labai įdomu būsena. Ir viskas, nesisavink ir jos, yra. Jo. Tai kaip paprasta. Dabar... Yra. Ai, jo, po to vėl praeina, dar kažkas ateis. Tai, ir nežinai kas, tai laidai būna staigmena. Tikrai nežinau, kas čia dabar dar ateis. Vaikas irgi nežinojo, kada kūnas atsistos, vaikščiot pradės, kada koordinacija pradės laikyti. Nieko nežinojo.
Ir nesiparino dėl to. Ir nekentėjo dėl to. Gal nebent kažką nujaust gali, kad va, tuo jau dabar ten, nežinau, gimdysiu, pavyzdžiui, gal. Visko ir tuo pasirūpinta. Nu, tai. Ir tuo pasirūpinta, absoliučiai. 100%. Neegzistuoja ne vienas pasaulio žmogus, kuriuo būtų nepasirūpinta. Tik prote, tik ten, tik mintyse yra kažkoks stoka, trūkumas ir visa kita. Ar smagu? Nu, matai, kaip viskas paprasta. Jo, tikrai paprasta. Nežinau, net toks net žodžių nesurandu. Ir nereikia. Kada reikės, žodžiai irgi tik tai nors kaip varlytės kvaksi, yra reiškinys, paukšteliai čiulba, karvytės mūkia, taip ir žmogaus kalbėjimas tiesiog reiškinys yra, kuris lygiai taip pat nepriklauso jam. Kai reikės pasisakys, nereikės nesisakys. Koks skirtumas? Tai koks jausmas taip gyventi. Tai dabar jau čia. Labai keistas, toks įdomus, visai kažkoks tai kitas pasaulis, kitas gyvenimas, gal taip sakysiu, kažkoks toks tipo, per minutę, ne per minutę, bet toks jausmas, taip čink. Aha. Visas tas nėra nieko. Kažkas naujo protų įkrito, ne? Tai ne kažkas čia, tai daug, sakyčiau, kur jis galvojo, kad čia jau bus sprendimo. Taip, jis visą laiką jam, darbas jau toks. Tegu dirba jis, jo. Ne tai, kad tiesiog nukirs jį taip, kur jis neturi ką pasakyti. Tai šito nesitikėjo, aišku, vis tiek toks. Jo. Tai staigmena ir jam paukštas. Jo, jam visai nauda toks paukštelis. Jo. Jo, man atrodo, kad pamatai taip, tai jau vis tiek nebegrįžti atgal negali, gal kažkiek, tai numeta, aišku, bet taip vis tiek, kai pamatai, tai... Jo, ir nesisteng čia kažko labai ten įsisavinti, suprasti, tik čiortų. Kai reikės visko pasirūpinta jau. Kai reikės ateis tinkama mintis, ateis tinkamas kūno judesys ir pasidarys taip, kaip reikia. Be žinojimo kaip. Taip, tai kaip viskas aišku. Toksai, tiksliau nėra čia ką aiškintis, iš vis viskas ir taip aišku, tai tiesiog yra ir viskas dabar. Taip. Ir nėra dėl ko jaudintis. Absoliučiai, jaudinasi tik aš. Ne, aš galiu patirti tą jausmą, bet tai tiesiog jausmas jaudulio ar kažkoks, bet tai gal tiesiog nėra pasakyti. Jo,
Bet visi nepamiršk, kad niekas nepriklauso, nei jauduliai, nei tiesiog. Nevadini niekaip ir išgyveni pilnai. Ai, tiesiog tada, kai pradedam vadinti ir prisirišam. Jo. Čia mano, čia tas, čia aš tai padariau, aš prasijaučiau, aš čia galingesnis tapau, čia dar kažkoks tai prasivaliau, pralengvėjau, dar ten kažkoks tai nesibaigia tai. Aha. Ten nėra stieklas, jo. Jo. Tai gerai. Tai jau čia galim eiti mėgautis akimirką. Taip kaip yra, Justina. Paprastai. Kaip ir išspręsti klausimai. Jo. Aš, man atrodo, video rašiau. Jo, viskas okei.